kelionę. Dar užsirašiau šiandieną elektroninius paštus, kieno neturėjau. Tai turėsime naujovę, turėsim gyvą šiandien temos pristatymą. Turim svečią, Dovydą. Labai smagu, kad prie mūsų prisijungė. Dovydas yra lietuvis, gimęs Lietuvoje, man atrodo, bet paskui Kaune jo, bet po kelių metų vaikystėje dar būdamas iškeliavo į Australiją. Yeah. Tai savo didžiąją gyvenimo dalį gyvena tenai ir taip įdomiai Dievas jam sudėliojo, kad jisai dabar atvyko su savo žmona į Lietuvą tarsi kaip misionierius praktiškai ir jo toks, pašaukimas yra tarnauti ir dalintis Dievo žodžiu ir jisai tikrai dar prisistatys ir dar papasakos. Aš tik tai tokią trumpą įžangą, kad šiandieną dalinsis tarnautojas Dovydas ir manau bus įdomu išbandyti ir tokį formatą. Grupelėse padiskutuosim, kuris formatas jums labiau patiko, ar video, ar gyvas. Ir turėsim dar šiek tiek vienoj grupeliai pokyčių, pabandysim irgi šiek tiek kitokį formatą šiandieną oranžiniai mūsų toj grupeliai, kurį 4. aukštą eidavo, tai kadangi atsirado pagalbos, tai mes galim tą grupelę skelti į dvi dalis, nes tiesiog didelė labai ta grupė. Tai turim tarnautojų, kas padės, kas prisijungs ir pasidalinsim į dalis. Tai paskui aš uždėsiu ant ekrano, pamatysite, kas į 4. aukštą, kas į kambarėlį už salės. Tai ką, turbūt nieko nelaukia, pradedam. Bent yra kažkokių klausimų. Dar atsiprašau labai. Kovo 28 dieną vėl primenu, kad šeštadienį kviečiam jūs į Alfa išvyką. Tai bus šventosios dvasios tokia visa diena ir išvyka, kada mes turėsim 3 temas susijusios su šventąja dvasia. Tai bus ir gyvi kalbėtojai, bus ir video ir visą dieną mes praleisime sodyboje. Tai įdėjau jau registracijos nuorodą. Į laišką gavote ir net šią savaitę, manau, jau atsiųsim programą ir, žodžiu, kviečiam registruotis, kad mes matytume žmonių skaičių ir galėtume paruošti tiesiog visą maitinimą tenai užsakyti ir taip toliau. Tai ir jeigu turit kažkokių klausimų, tai visą laiką klauskite ar savo vadovu, ar grupelėse. Turbūt viskas. Gerai, pradedam. How you guys doing? Mes taip kalbėtum. Gerai, Mai, how you doing? Jeigu visi žino tą Steve'ą Irviną, tai visai šneka. Crikey, Mike, crikey. Bet man geriau lietuviškai, nes bus 2 valandas taip šnekėsim, biški to, nieks nesusigaudys. Bet hallelujah, labai malonu, iš tikrųjų man tai malonu čia pakalbėti apie šitą temą. Mažai rusiškai čia bus, iš tikrųjų, ir net angliškai nebus, čia bus lietuviškai. Čia tiesiog, kad žmonėm prakalbėti, kad Jėzus, kas jis padarė ant kryžiaus. Ir man yra tokia malonė šnekėti, iš tikrųjų, aš taip dėkingas, ką Jėzus padarė mano gyvenime. Ir kad suprasti, kas yra jo mirtis. Ir galima eiti po biškį šitą halelują, kad nepratęsti taip ilgai. Iš tikrųjų, yra labai daug ką galiu pasakyti apie šitą, bet kad būti į temą, tai reikia biškį tada judėti į tą visą pusę. Tai pirmas dalykas, kodėl Jėzus mirė? Čia iš tikrųjų yra 3 klausimai išsidėti į vieną. Kodėl Jėzus, kodėl mirtis ir kodėl dėl manęs? Tai čia ne taip paprasta, jeigu žmogus sako, kodėl Jėzus mirė. Ką tai turi šiais laikais, jeigu Jėzus buvo 2000 metų atgal? Kodėl Jėzus ypač, kodėl ne kažkas kitas? O kodėl mirtis, kodėl negyveno gerą gyvenimą, Jėzus ir tik taip paprastai gyveno, parodė gerą kelią ir paskui ir viskas. Ir tada laimingi visi. Tai iš tikrųjų yra labai faini dalykai. Bet pirmas dalykas, aš noriu parodyti gyvą pavyzdį. Gerai, aš noriu, kad visi sudalyvautume. Jeigu jūs gausit sklypą, sakėt, tarim, čia yra paveldimas, kažkas duoda jums šitą žemę, sakot, gerai, čia yra jūsų. Ir jūs norite statyti šitą kokį namą, jo? Kas iš jūsų statytų namą, tik tai kalbėdamas su kaimynais? Kas norėtų statyti namą, tik ateidamas su šitu kaimynu pašnekėti, su šitu biškiu, su šitu ir viskas gerai statom. Gal pakelkite ranką, kas statytų namą su žmonių nuomonė? Geras atsakymas. Išmintingai, ne? Išmintingai. Išmintingai, va, nieks nepakėlė ranką. Aš sakau šitą pavyzdį, nes daug žmonių ateina į bažnyčią,
daug žmonių kalba su krikščioniais ir jie tik tai paima nuomonę nuo kitų. Jie neįsigilina į Dievo žodį. Daug žmonių nesigilina ir nenori suprasti, ką Dievas pats sako ir statosi savo namą ant savo dvasiško sklypo ir jisai statosi gal jisai grius. Nes Jėzus pats sakė, jeigu statysi gyvenimą ant akmens, tada išlaikysi tų tikrų dalykų. Bet aš tik noriu duoti šitą pavyzdį, kad yra taip svarbu Dievo žodis. Ir mes galime į kitą šitą dalį. Gal bus nauja, irgi tai maždaug neįsiu šitą apie Dievo žodį, bet pavyzdžiui, yra 66 knygos. Dievo žodis yra biblioteka. Ir iš tikrųjų yra Senas testamentas, Naujas testamentas. Ir galime tikrai įsigilinti, kaip šitas viskas, kaip viskas veikia, kam Jėzus atėjo, kur Jėzus buvo, Senas testamentas, kunigykštės, viskas apie kunigus, apie all the priests. Tai yra labai malonu, kad jūs gali įsigilinti ir kartais yra Biblijos, aš tik noriu šitą parodyti, kad yra tokios, kur turi studijos raštą. Kartais, jeigu kažką skaitai, gali būti sunku suvokti. Tai labai fainai gauti biškį didesnę Bibliją, kuri gali tą paaiškinti. Nes aš dar atsivežęs tokių irgi knygų, kad parodyt, yra visokių sektų, kultų, visokių yra žmonės, kurie bando nukreipti visus. Ateikite į šitą pusę, mes čia turim geriausią būrelį, ateikite į šitą, mes vienintelį tiesi. Tai labai yra svarbu įsigilinti ir čia kaip meškerė. Aš jums noriu iš tikrųjų duoti daugiau meškerę, kad mokinti žvejot, negu tik tai gauti tą žuvį kiekvieną dieną. Kad jūs patys galėtumėte mąstyti dėl savęs, kad įeiti į Dievo žodį, jei kažką išgirdit, jei kažkas kažką pasako, galima sakyti, palaukit, aš noriu pasitikrinti Dievo žodžiu. Nes yra labai daug nuomonių apie krikščionybę. Kalbant apie Jėzų, daug denominacijų, daug visko vyksta. Ir dėl to yra net tokios knygos, Bible Difficulties, kurios labai fanai nagrinėtų sunkesnių dalių. Apie Dievą, atrodo, kad Dievas melavo, visokių tokių dalykų. Yra labai fanai gilintis. Ir aš šitą noriu pasakyti iš tą prasmės, kad jeigu visų tikėjimų galima eiti į Dievo žodį ir viską apie Dievą, iš tikrųjų yra taip fanai mokintis apie Dievą, kad yra labai vertinga. Iš tikrųjų yra auksas žinoti apie Dievą. Halleluja. Tai va, pirmas dalykas apie Jėzaus mirties. Halleluja, tai yra, kad mirtis yra ne pabaiga, yra prisikėlimas. Ir tai Paulius sakė, kad jeigu Jėzus nebūtų prisikėlęs, tai mes čia be reikalo viską darom. Tai yra labai fanas dalykas, kad Jėzus nugalėjo nuodėmę ir mirtį ant kryžiaus. Tai death ir resurrection. Aš net nežinau, kas čia. Aš nemoku šitą. Смерть ir воскресение. Halleluja. Tai va, tai šidėjau, visi lietuviai daro, man atrodo, su rusiška, tai šidėjau. Bet tai ta prasme, kad mirtis ir prisikėlimas yra toks fanas dalykas, kad žinoti Dievo antgamtinę jėgą, kad jisai prisikėlė nuo mirusių ir ta pati dvasia mumise gyvena. Tai mes dabar turim biškai įeiti giliau apie Jėzų. Kodėl Jėzus? Tai va, kas gal nori skaityti? O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti jo krauju, per jį būsime išgelbėti nuo rūstybės. Ir toliau? Jeigu, kai dar buvome priešai, mūsų sutaikė su Dievu jo sūnaus mirtis, tai juo labiau mūsų išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Negana to, mes didžiuojamės Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį esame sutaikyti. Todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmonės, nes visi nusidėjo. Tai čia labai įdomi kalba apie daug temų, aišku, čia labai galėtum panagrinėti biškį po biškį, bet biškį sugrįžtum atgal. Laiškas romiečiams. Gal kažkas sako, kas čia per laiškas romiečiams? Tai čia yra Naujas testamentas, pirmas dalykas. Tai čia yra Jėzaus išrinktas tarnas, yra apaštalas ir jisai buvo paskirstytas duoti visą apreiškimą apie Jėzų, apie bažnyčią, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Ir labai daug apreiškimų, yra labai daug, ką Paulius čia įsirašo vienai bažnyčiai. Ir iš 7 įsirašo romiečiams. Tai čia Naujam testamente yra romiečių laiškas. Ir pradeda šitą Paulius duoti visą supratimą, kad tai juo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jo esame sutaikinti. Tai Dievas taip fainai sukūręs, kad mes prisikeltume irgi su juo, kad mes įeitume į tą gyvybę, ne tik jisai, bet kad mes irgi. Ir Jėzus
yra tas, kuris buvo be nuodėmės. Haleluja. Buvo vienintelis, kuris jisai galėjo būti. Jisai buvo tas Dievo sūnus, kur atėjo. Ir mes dabar irgi įsigilinsim iš daugiau, kad kodėl Jėzus ypač, nes jisai neturėjo visą nuodėmės. Jisai turėjo sumokyti didžiausią kainą, didžiausią auką už mus, kad mes galėtume paimti jo vietą, ką jisai sumokėjo. Ir čia viena dalis sako, per vieną žmogų nuodėmėjo per pasaulį. Tai čia kalba apie Adomą. Čia yra kalba apie pirmą nuodėmę, kurį įėjo, nes Dievas sukūrė tobulą žemę, tobulą valdžią, bet per nuodėmę įėjo nuodėmė. Per šitą nuodėmę, ką jisai įvykdė, atėjo nuodėmė visiems. Like, what the act, tas veiksmas, ir įėjo aplamai tą mirtis per visus. Ir jie turėjo išeiti iš to gyvenimo su Dievu. Nuodėmė negalėjo būti su Dievu. Tai Dievas pradėjo vesti toliau. Tai čia yra Biblijos pradžioj, aišku, jeigu būtų daugiau laiko, galėčiau parodyti lygiai, bet čia pradžios, iš pat pradžių Biblijos, matom viską šitą, kas įvyko, Adomas ir Ieva. Tai va, tai šitas žvilgsnis. Yra daug temų, tai va, jeigu nori paskaityti. Haleluja. Kitą dieną Jonas, matydamas pas jį ateinantį Jėzų, prabilo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai va, irgi yra daug temų iš šitą. Kitą dieną Jonas, tai kiti klausia, kas yra Jonas. Tai čia buvo tas žmogus, kuris buvo pasiųstas paruošti žemę, paruošti vietą, paruošti žmonės, kad ateinantį viešpatį. Ir sako šitą temą, štai Dievo avinėlis. Čia irgi, čia yra žmogus, bet Jonas sako Dievo avinėlis. Tai mes kaip kalbam apie Jėzų, kodėl Jėzus, mes turim eiti iš tikrųjų į Seną testamentą, nes čia Jono vienas, šita dalis, kaip Jono vienas, tai čia yra jau Naujas testamentas. Čia viskas rodo apie viskas, kas įvyko ir jau paskui prasideda Naujas testamentas, kad nauja sandora, ką Dievas turi su mumis. Ir prasideda nuo visko apie Jėzų, ta prasme. Visas, kas yra apie Jėzų. Tai, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai mes galime eiti giliau. Mes iš tikrųjų suprantam apie šitą dalyką, apie avinėlį Senam testamente. Ir tas Senas testamentas, jisai iš tikrųjų ta 2, 3 knyga, tai jeigu turi Bibliją, ir būtų čia iš pat pradžių. Ir galime labai daug įsigilinti apie Išėjimo knygą ir Kunigų knygą, apie kunigystę, apie viską, kas yra apie Seną testamentą, rodė apie Jėzų Kristų. Ir aš norėjau daugiau atnešti tokių knygų, kad rodo, kad Jėzus buvo per visą Seną testamentą. Daug žmonių galvoja, kad Senas testamentas, Naujas testamentas, čia tos religijos, kaip jie susijungia, kur tas tiltas, čia neaišku, bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad labai fanai iškasti Seną testamentą, nes Jėzus pats sakė, jūs ieškote, jisai sakė čia Jono 5 skyriui, kad jūs ieškote tiesos ir jį kalba apie mane. Jėzus pats sakė, kad jį kalba apie jį. Ir jeigu mes tikrai žinotume, kad Jėzus yra žodis, eit į kūną, the word became flesh. Tai mes matom, jo. Tai va, tik noriu pasakyti, kad šitie pavyzdžiai yra tokie, kad pasakoja labai daug apie Seną testamentą, rodo tuos tikrus pavyzdžius, kad apie tas šventyklas, kad čia nėra kaip koksai mystery, kažkokia mysticism, kažkoksai keistas dalykas. Bet čia yra labai toksai Dievo sukurta tokia kūryba, kuri paruošė Jėzaus ateimą į šitą žemę. Ir viskas yra sujungta ir tiesiog buvo Dievo avinėlis ir tik tai Jėzus galėjo būti šitoje pozicijoje. Dievo avinėlis be nuodėmės. Be nuodėmės, kad jisai išliejo kraują ir pasidavė savo gyvybę dėl mūsų. Ir man taip, buvo labai ilgai, kad tikrai priimti, kad Jėzus tą padarė dėl manęs. Aš daug nusidėjau šito žemėje. Ir tiesiog, kad priimti šitą, kad šitas apreiškimas būtų mano, kad Jėzus tikrai galėjo gyventi gerą gyvenimą, tikrai galėjo eiti savo keliu, tikrai galėjo būti karalius, visi sekė jį. Bet kad jis paaukojo save, kad jis tiek įvykdė, čia yra toksai dalykas, kad veda tave tuo arčiau prie Dievo. Tikrai yra nuostabus dalykas, bet aš tik noriu šitą paminėti, kad Išėjimo kunigų knyga yra tik tai tokia gera pradžia, bet labai daug Seno testamento kalba apie šitą temą. Halleluja. Kaip laikas? Liko 10 minučių. Tik tai? Taip. Oh, wow. Pusę laiko. Ok. Halleluja.
Tai mes tai norime eiti biškį giliau, tai ką Jėzus sakė? Kai jie valgė, Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ją ir davė mokiniams sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Po to paėmė taurę, padėkojo ir davė jiems tardamas, gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, naujosios sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Jo, tik noriu paminėti šitą, kad Jėzus tikrai atėjo į šitą žemę. Yra tokių visokių žmonių, kurie galvoja, kad Jėzus buvo kažkokia dvasia. Yra per New Age, yra labai daug šitų dalykų, kad Jėzus kažkokia dvasia, kad tikrai nedavė savo gyvenimą. Čia didžiausias melas. Jėzus, kai tik davė savo kūno kraują, čia yra labai stiprus dvasiškas dalykas, tas pats ir fiziškas. Kai mes bažnyčios laužiam duoną, prisimenam, ką Jėzus padarė dėl mūsų. Yra tokia galia. Aš tik galiu pasakyti, kad tokia yra stiprybė, kad priimti šitą gyvenimą su juo. Čia irgi mato, tai čia irgi Evangelija. Vienas tas žmogus, kur buvo su Jėzum, gyvai ėjo su juo. Ir aišku, jisai dalyvavo tame. Tai va, aš noriu pasakyti irgi, Biblijos pradžioj ir Biblijos gale yra tokia knyga, vadinasi Apreiškimas. Ir Jonui buvo apreiškimas duotas, tai galim biškį paskaityti. Ir jie giedojo naują giesmę, skelbdami, vertas esi paimti knygą ir atplėšti jos anspaudus, nes buvai užmuštas ir atpirkai Dievui savo krauju mus iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių. Halleluja. Tai mes tikrai matom, kad ta visa tema eina per visą Bibliją, kad Jėzus tikrai ką padarė dėl mūsų. Taip fainai, halleluja. Irgi, Paulius rašė bažnyčiai, 2 laiškas Korintiečiams, 5 skyrius ir 21 eilutė. Galim paskaityti. Nes tą, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Halleluja. Jisai įsikeitė tą vietą, jisai tikrai davė mums laisvę, jisai paėmė nuodėmę ant savęs. Ir yra toks dalykas, kad žinotumėt bažnyčią, kad ką Jėzus padarė, iš tikrųjų jisai buvo be kaltės ir paėmė už mus ir davė mums laisvę, kad gyventume tokį gyvą santykį su Dievu. Halleluja. Tai dabar biškai noriu pakalbėti apie mirtį. Čia kelios eilutės, tik tai, kad raštas, kaip rodžiu tą pavyzdį apie sklypą, tikrai galim statyti mūsų nuomonę, supratimą ant Dievo žodžio, ne įsivaizdavimą kažkokį. Tai, va. Kur tik yra testamentas, ten būtina įrodyti testatoriaus mirtį. Testamentas įgyja galę mirus jo sudarytojui, o jam tebesant gyvam testamentas negalioja. Taip pat pagal įstatymą beveik viskas apvaloma krauju ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Tai va, tai labai aiškiai pasako, kad irgi čia hebrajams labai, čia Naujas testamentas ir aišku, čia viską rašo apie Jėzų ir labai daug fanų temų. Halleluja. Nepamečiau nieks, visi keliaujam, halleluja. Gerai, fanai. Tai va, gerai, hebrajams biški anksčiau, tai čia buvo, matom, 9, čia biški anksčiau, aišku, aš biški taip stėliuoju, bet jeigu šitą galim paskaityti. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisiėmė, kad mirtimis sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Jo, žinokit, labai yra toksai dalykas, kad mirtis labai gąsdina ir yra didelė baimė žmonėm. Bet kai tikrai gyvent su Jėzum, kad jis nugalėjo mirtį, mirdamas, čia yra labai faina paslaptis. Yra tokia gili dalykas, kad Jėzus tikrai duoda stiprybės, prisikėlimo jėga yra duota mums. Tikra prisikėlimo jėga. Tikra jėga, galiu pasakyti. Ir jis tą parodė ir mums davė tą dalį. Halleluja. Halleluja. Can I get an amen? Fainai, gerai, keliaujam toliau. Tai va, tai trečias punktas. Kodėl Jėzus mirė? Why did he die? Šitas aš nežinau. Bet why did Jesus die? Kodėl jisai mirė? Kodėl? Ir aš noriu pasakyti, kad duoti jums paveldėjimą, kad duoti jums labai viską iš dangaus, kad jūs duotų naują vardą, kad duotų amžinybę viduje, kad šventa dvasia gyventų jumise, kad turėtume tiesą, kad Dievo atpažinimą, kad turėtume jėgą virš nuodėmių, virš ligų, virš demonų, virš dvasiškų dalykų, virš dvasiškų priešų, kad jūs tikrai turėtumėt gyvą amžiną gyvenimą su Jėzum Kristum. Jisai turėjo nuplauti mus su jų krauju, tikrai duoti ir paimti tą visą nuodėmę. Halleluja. Tai mes matom romiečiams. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš mirusiųjų, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas.
Jo, čia šitas dalykas, kad Jėzus buvo prikeltas nuo mirusių. Žinau, man, kaip sakiau, man buvo labai sunku šitą dalyką suprasti. Žinau, kad Jėzus atėjo pasaulį, žinau, kad jisai mirė, tai kas iš to. Bet kai pradėjau suprasti, kad jisai prisikėlė, kad jis yra gyvas, kad jis yra čia, šiuo momentu, dabar, gyvas, labai pakeičia mūsų gyvenimą. Labai pakeičia mūsų visą. Ir kad jisai mus myli, ir kad Dievas tėvas mus myli, kad turi šventosios dvasios viduje. Ir žinau, kad labai gyvenimas pasikeičia. Mes pradedam gyventi ne dėl mūsų, bet dėl jo. Ir labai daug yra surištų dalykų, aš labai turiu susilaikyti, kad neįsigilint, nes bus daugiau klausimų, bet aišku, man atrodo, tik viena eilutė dar likusi šito. Šitą galim paskaityti. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai pasirodys Kristus mūsų gyvenimas, tada su juo ir jūs pasirodysite šlovėje. Halleluja! Čia yra toks fanas dalykas. Kolosiečiams, čia irgi Paulius rašė šitą bažnyčią. Tai jisai davė šitą dalį. 3 skyrius, 3-4 eilutė. Daug ten parašyta, bet mes paskui, kaip suprantam, kad Jėzus ką padarė ant kryžiaus dėl mūsų, kodėl Jėzus mirė. Čia parašyta aiškiai, kad mes per jo mirtį irgi pasiėmam tą kelią, kad pasimkite kryžių. Morko 8 skyriui sako, pavyzdžiui, kažkas nori sekti paskui mane, pasimkite kryžių, atsisakykite visko, Luko 14, yra daug tų eilučių, kur raštas sako, kad tarnas, tik mokinys, turi tikrai atsižadėti daug dalykų, nes iš tikrųjų šitas pasaulis nori atimti jį nuo to. Ir čia ne toksai kaip užvaldymas, bet čia yra toksai apreiškimas, kad wow, pilnatvė, gyvenimo pilnatvė yra per jį. Jis jau padavė savo gyvenimą, jis jau davė jums. Jis jau mums davė visą auką. Jis jau ant kryžiaus kabėjo dėl mūsų. Jis netėjo mus kažkaip tai dabar, nežinau, grandinėm uždėti. Jisai tikrai atėjo atnešti tokį gryną gyvenimą. Halleluja. Tai aš tik noriu dar vieną tokį lanksnuką, turiu irgi įdomų, aš nesakiau anksčiau, bet yra 100 pranašysčių iš Seno testamento, kur Jėzus užpildė. Iš tikrųjų, čia tik yra 100 iš kokių 300. Yra ant tokio aiškumo, kad Jėzus atėjo ir Jėzus ką padarė per jo mirtį, yra labai fanas. Čia aišku, yra tokių iš visos eilutės. Ir labai verta žinoti, suprasti, kad ant kokio tikslumo Dievo žodis yra. Ant tokio ištikrintumo yra Dievo žodis, kad negali, nėra jokių apgavysčių, yra ant tokio fanų dalyko. Tai va, man atrodo, čia jau viskas būtų iš mano pusės. Tai gerai, laikas klausimams. Ok, halleluja. Aha. Galiu. Po klausimų. Ai. Kažkas turės Dovydą savo grupelį, tai galės tenai. Bet ir dabar viskas gerai, jau dabar. Tai jeigu turi Dovydui kažkokį klausimą, tai tikrai. Come on, mate. Roy, hiding, mate. Bet labai fanai, iš tikrųjų čia labai daug žodžių. Aš labai norėjau ne tik pasakoti, aš norėjau, kad žmonės žiūrėtų į Dievo žodį, kad žodis prakalbėtų jums. Kad jūs turėtumėte tą tikrą meškerę, tą tikrą kastą, kaip jūs norėtumėte matyti. Daug žmonių pasaulyje ateina ir turi nuomonę. Gerai, statom laivą. Tu daryk taip. Gerai, visi plaukiam, ir kiti skęsti, kiti ne, kiti pavažiuoja biškai ir viskas. Tai tas pats Dievo žodis, jeigu statai pastatą, dvasišką pastatą, tik tai gali būti su Dievo žodžiu. Nes ateis tie tikri dalykai, grius viskas. Ir Jėzus taip pat sakė, tai va, žodis yra labai svarbus. Čia yra autoritetas. Jo. O čia tos knygos, kaip tu sakai, tu norėtum jas paskolinti kažkam, jeigu kažkas, ar tiesiog, kad nusifotkinti, kad kažkaip susirastų žmonės jas? Jo, galim pakalbėti, geriau nusifotkinti, nes gal reikės kažkur toliau. Jo, bet šiaip jos anglų kalba visos, Ja. ne? Tai... Vienas žmogus kelia ranką? Jo. Pasiskolint knygas, ta prasme. Gerai, gali pašnekėti. Jo. Tai... Klausimų? Anyone? Jo. Aš galiu vieną klausimą. Gerai. Aha. Biblijoje parašyta, kad Jėzus, kai jau laukė, jo atėjo ta mirties valanda, tam sode, jisai pergyveno, verkė, meldėsi, prašė Dievo, kad jis patrauktų nuo jo šitą naštą. Tai nors jis žinojo, kad čia jo likimas, jis turi mirti ant kryžiaus, su nuodėmės, turi eiti į pragarą ir taip toliau. Bet kodėl jis tada vis tiek prašė Dievo, kad atimtų iš jo tą naštą?
Aišku, jis buvo žmogaus, kaip žmogus jis turėjo tą normalų jautė stresą, bet vis tiek kodėl jis tada prašė. Tiesiog toks. Ja, labai geras klausimas. Tai jisai klausė, vardas koks tau? Robertas. Robertas, jo. Robertas klausė, kodėl Jėzus, jeigu Jėzus ėjo į kryžių, kodėl jisai taip išgyveno kaip žmonės, ne? Kodėl jisai taip klausinėjo viską ir turėjo įeiti į Dievo valią, jo? Kodėl jis taip pergyveno, kad ir prašė, kad Dievas paimtų nuo jo tą atsakomybę, kartais. Jo, čia labai yra geras klausimas suvokti tą dieviškumą, kad Jėzus buvo pilnai žmogus, bet ir buvo pilnai Dievas, bet kad žodis Dievas atėjo ir užsidėjo mūsų kūną. Ir čia yra, aš galiu pasakyti, kad kai tu žiūri į mūsų kūną, jisai turėjo labai daug trūkimų, jisai buvo nuodėmėj ėjo ir užteršė kūną. Ir žmonės gyveno nuodėmėms ir jie darė, ką jie darė. Žmonės buvo, kaip sakyti, paimti nuodėmėm. Užteršimas buvo per visus. Gali turėti mažą šuniuką, jisai labai kaip cute, bet jisai plėšo viską, valgo kraują, valgo viską. Tiesiog gamta pati, jinai užteršta. Bet Jėzus atėjo be nuodėmės, bet užsidėjo kūną ir tas kūnas, jisai turėjo pilnai būti atpirktas. Tai Jėzus atėjo kaip mes ir ta silpnybė buvo iš tikrųjų atsiskirimas nuo Dievo. Kaip sakė irgi, jisai atėjo, net kaip ant kryžiaus sakė, Dieve, kodėl tu mane, why have you forsaken me? Mane apleidai ir palikai. Jo, tai labai įdomu žmonės, bet jisai ištarė Psalmės 22, aš tai prisimenu, kad jisai ištarė, nes jisai turėjo išpildyti pranešystės, jisai turėjo būti pilnai Dievo avinėlis, kad pajaustų, hebrajams irgi rašte rašo, kad jisai ne taip, kad nepajutė visą skaudžią, visą mirtį, visą kančią, jisai viską iki galo dėl mūsų pajutė, visą atpirko iki galo kančią, viską. Ir buvo kaip taip nusikryžiavo. Ir irgi tas dalykas, kad kaip jisai buvo sode, jo kraujas, kaip sakai, prakaitas tampa krauju. Jisai tiek ėjo į kančią, kad įvykdytų Dievo valia, čia irgi nusikryžiavimas. Čia yra pilnai, kad mūsų mąstymas, nes buvo irgi užteršimas nuodėmės, kad žmonės kaip įėjo į nuodėmę ir pasidavė suvalgyti tą ir, žinai, paklusti tą gyvatei, kad, žinai, tas buvo atpirkimas. Tai čia yra tas dvasiškas veiksmas atpirkti tą visą dalyką. Jisai tikrai turėjo ir nusikryžiuoti jo mąstymą, nes yra mūsų mąstymas, kuris irgi eina į pasaulį, mes norim tarnauti Dievui, bet mes susigundom. Tai Jėzus turėjo pilnai paimti mūsų poziciją, užsidėti kūną, nukryžiuoti, pilnai įeiti, nugalėti mirtį ir iš tos vietos mums duoti laisvę, duoti pabaigtą daiktą, pabaigtą. Jisai paėmė, kas buvo sugadinta. Ir per mirtį prisikėlimą jisai davė mums naują kūrybą, naują kūrinį. Mes tampam nauji kūriniai. Tai jisai turėjo iki galo padaryti tą darbą. Jo. Tai dar šiaip visus video, bet supratau, kad niekad nepasakiau, kad visus video galite rasti alfakursai.lt tinklalapyje. Jeigu dar norėsis, tarkim, šitą temą pasigilinti, tai dar galite grįžę namuose ir video peržiūrėti. Tai tenai ir tie, kas praleidėte, irgi praeitas temas, tai irgi galite pasivyti, pasižiūrėję namuose. Ir dabar tada uždėsiu grupelių dar sąrašus ir tada pasižiūrėkit, ypač atkreipkit oranžinės grupelės dėmesį